Reks, kaip tu sekasi? Tik pasirodyk. Kambodžietis šuo. Šis labai gražus. Toks sveikas, visas neperkaras, kaip dauguma. Tiesiog spa šuo. Tai kas vyksta? Kelias dienas dabar čia buvo susitikimai su Kampoto regiono ūkininkais. Ir buvo susitikta irgi su tais, kurie yra atsakingi būtent už tą geografinės nuorodos protekcijos įgyvendinimą čia Kambodžai. Tas procesas ten buvo pakankamai sudėtingas, tai tokius ženklinimus įprastai galima matyti Europai, ten yra normali praktika, tačiau čia tą statusą gauti jiems yra gana sunku. Įvairiem produktam, ne tik tai pipiram. Tai ką tai reiškia, tai vat būtent tas Kampoto pipiras, tai yra kaip brendas šalies lygmenių ir jie labai saugo. Tai reiškia, yra įvairių procedūrų, kaip užtikrinti, kad tie, kurie Kampoto regione augina tuos pipirus, laikosi visų tų standartų. Tai gal ne visi žino, bet ES leidžia naudoti tam tikrą kiekį trąšų arba, tai reiškia, kokių pėdsakų galima rasti produktuose. Tai nėra taip, kad 100% visi produktai yra švarūs ES, tai toli gražu ne. Yra tam tikros ribos, tai būtent šitas pipiras jisai vis tiek viršyje visas tas normas, lenkia gerokai netgi patį ES standartą, kuris šiaip globaliu mastu turbūt yra aukščiausias. Amerikiečiai ten irgi labai atsilieka su savo maisto saugos visom tarnybom ir institucijom. Tai va, tai šitas dalykas. Paskui įdomus dalykas yra būtent su klimatu. Tai aišku, karštis didėja, sąlygos sunkėja, bet įdomiausia, kad pipiras natūraliai čia nelabai auga. Tokių galbūt pavienių vietų buvo, bet pats dirvožemis šitam Kampoto regione yra labai tinkamas būtent pipirų auginimui, bet pats klimatas ne visai. Tai reiškia, čia beveik neauga jie kažkaip tai natūraliai gamtoj, viskas yra labai griežtoj kontroliai. Musonų periodų, kad yra labai daug lietaus, bando jie gelbėti tos pipirus, būtent drenuodami įvairiai, nes pipiro šaknis yra ypatingai jautrios, būtent to juodo pipiro, pipernigrum, ir skęsta, pūna ir miršta. Tai reiškia, per lietaus sezoną jie turi šokinėti aplinkui, kad tas pipiras nepaskęstų ir nedaug dievė ten neatsirastų kažkokio stovinčio vandens. Bet tada pasibaigus lietingam sezonui, kuris prasideda maždaug lietuviškos vasaros pradžioje ir baigėsi panašiai lapkričio mėnesį, ateina sausasis periodas, kada lietaus beveik nėra ir tada jie turi drėkinti. Tai per tą lietaus sezoną bando įvairiuose rezervuaruose sukaupti vandenį. Tai va tuose būtent ir bombų iš daužytose skylėse tokius baseinukus padaro arba kažkokiuose tai tiesiog uždaruose rezervuaruose. Ir tada drėkina. Tai aišku, to vandens jiems nepakanka, labai dažnai turi jo pirkti ir atsivežti tam, kad tą pipirą išsaugoti. Tada vėlgi tas pats dengimas pačių plantacijų, tai irgi vėjas yra pakankamai didelis, dengia tos tinklus, tie tinklai plyšinėja, pačios tos teritorijos gali būti irgi pakankamai didelės pačių pipirų ūkių, ne visada pamato. Pipirui patinka apie 7 valandas netiesioginės saulės, jos gauna porą dienų per daug ir pažeidžia patį augalą. Tai visi agronomai, kas žiūrit, žinot, kaip tai svarbu ir kaip lengvai galima pakenkti tam augalui. O mums pirkėjams tai tiesiog
reikia suprasti, kad tas klimatas iš tikrųjų keičiasi ir paskutinė kelionė Indijai keralui, tai irgi parodė, kad kalnuose nebesusidaro drėgmės taškas ir ta problema tik tai didėja. Tai net visiškai tokie needukuoti smulkus ūkiukai, jie tos problemos nematė, nes jinai tokia nematoma, bet per derlių, per pinigus viskas čia labai visiems aišku pasidaro. Produktai skaitant kavą, pipirus, arbatą, sezamo sėklas, čia galima vardinti 300 dalykų. Būtent labai linkę kaupti kietuosius metalus ir visi tie pesticidai ten puikiai susirenka, kartais jie viršia ten iki 30 kartų normas ištyrus. Tai čia taip globaliai kalbant, o čia būtent ir vyksta tas testavimas produkto galutinio čia, būnant dar produktui vietoj, bet kas įdomu, kad čia laboratorijų nėra, tai reiškia, dar partijai neišvykus, samplai, tie vadinami pavyzdžiai, yra siunčiami į Europos laboratorijas arba kartais čia Vietname dar tą padaro, bet paskui tam partijam atvykus į Europą vyksta antras vėl toks tyrimas, paimami pavyzdžiai ir 2 savaitėm ta partija eina į karantiną, kol yra gaunami atsakymai. Tai tokia dviguba apsauga. Tai visi bulviakasiai baigėsi, keliai ir pasivaikščiojimai, visur dulkės, visur žodžiu toks bulviakasio vaibukas. Tai dabar šiek tiek poilsio švaroje estetikoje ir be žmonių kalnuose. Ir šeštadienį, tai tas jau bus rytoj, skrydis į Hočiminį ir tiesiai iš karto į Daklaką. Tai bus įdomu pasižiūrėti, vietnamiečiai šiek tiek kitaip augina būtent pipirą. Bet vėl grįžtant kokiai Šilankui, viskas taip natūraliau, organiškiau atrodo, labai susmulkinti ūkiukai, tada visas jų užaugintos produkcijos atidavimas kooperatyvui. Ten rizikų yra daugiau, dėl to, kad gali būti ten 3-4 tūkstančiai būtent tų ūkių. Ir sukontroliuoti visus yra sunku, tai čia tarkim Kambodža išsisprendė per labai aiškias technologijas, aiškias sistemas. Indija vėlgi ten, sakykim, taip pakankamai padrikai, plus Indija turi tą reputaciją kaip prieskonių, būtent toks pagrindinis tiekėjas visam pasauliu, tai ten nemažai kontrabandos atvažiuoja ir iš šitų šalių į tą keralą būtent ir tada tas pipiras patampa keralos pipiru. Tai visos tos šalis, kurios augina pipirus, jeigu dar neturi reputacijos, tai tiesiog parduoda kaip antriniai juodoji rinkai. Ir čia yra pakankamai normali praktika. Tai čia būtent tas, kaip Kambodža augina pipirą, tai čia viskas kontroliuojama absoliučiai nuo A iki Z. Kaip augino, tarkim, Indija, Šrilanka, ta pati pastarosios lankytos šalis ir pipirų ūkiai, tai jie mažiau tenai, sakykim, to dėmesio skiria, bet ir kokybė ne visada tokia stabili. O dabar Vietnamas yra didžiausias eksportuotojas pipirų pasaulyje, kiekiai ten yra nežmoniški, bet tarp tų kiekių yra labai daug ir tokių pigienų. Ir tiesiog tas pipiras ten daug sakykim, dėmesio nesulaukė, toks masinis gamybininkams ir panašiai. Bet yra kelios vietos, tai būtent Daklakas, dėl ko ten ir trinkiuosi, kur toks irgi kaip brendas jau padarytas su labai aiškiom struktūrom, sistemom, protekcijom, technologijom. Tai bus įdomu pamatyti. Reziume, skrendant čia galvojau, kad čia tą pipirą augina, nes sąlygos yra tiesiog tobulos, bet ne velnio, nieko čia panašaus nėra, viskas yra žiauriai sudėtingai. Vargas visiškas, bet produktas, žmogus pagalba yra tiesiog išskirtinis ir unikalus. Kaskatino dienos baigėsi, rytoj 6 ryto išvažiuoju, užsakyta mašina. Skrydis yra apie 1 valandą, turėčiau būti apie 10 Phnom Penh. Viskas padaryta, viskas supirkta ir
Dabar tik reikia, kad ta mašina atvažiuotų, nes per WhatsAppą rašinėjęs su savininku šitos vietos, čia taip ir nebuvo pasirodęs, dar reikia atskaityti kažkaip. Ir einu valgyti, o meniu labai skurdus, jautiena sausa ir loklakas. Tai jau man kaip keiksmažodis, loklakas, štiena, ryžiai, kiaušas užkeptas ant viršaus. Nu tai jau taip nelabai. Taip, Phnom Penh oro uostas, atvažiuota šiek tiek per anksti. Sėdžiu valgau va sriubytę kažkokią. Ta kamera čia neleidžia manęs parodyti, galiu pabandyti. Visi šitie dalykai su kiauliena. Nu, prisiekiu, Kambodža turi loklaką, tai yra tiesiog paprasta višta prisūdyta, ten pakepta ir daug ryžių. Tai jau po geros čia savaitės į tos ryžius net nebegaliu žiūrėti, jau tampo. Viskas labai saldu ir atkeliaujant būtent būna labai daug skonio, bet labai daug cukraus visur. Tai cukraus nevartojant iškart suprantu. Tai viskas, tai tuoj čekinas ir skrydis į Vietnamą. Kol kas viskas labai sklandžiai, oro uostas nėra didelis. Į Vietnamo Ho Chi Minho 2 valandas ir tada dar valandą iki Buon Matot. Ir ten nusimato apsilankymai pipirų plantacijose ir kavos plantacijose. Dar mačiau yra pasaulio kavos muziejus. Tai visai būtų įdomu aplankyti, jeigu čia jie dirbs, nes Vietname naujieji metai. O kas turi skrydžio baimę, tai klausiausi psichologės vienos, kažkokios amerikietės. Jis sakė, reikia įsivaizduoti per turbulenciją, kad esi želatinas stiklainyje. Nežinau, ar kam padės, bet jeigu naudojat kažkokį gerą metodą, tai parašykit komentaruose nuo skrydžio baimės. Tai iš Phnom Penh oro uosto viskas šiaip pakankamai sklandžiai. Aišku, visą laiką yra jauduliukas kertant šitų šalių sienas. Tai toks ypač ir prieš patį skrydą čekinuose, nes viską tikrina ir tada dar 5 kartus tikrina ir kiekvieną kartą tokia įtampėlė yra tarp pareigūno ir manęs. Viskas ok, mažas tipsas šiaip keliaujantiems turėti iš tų šalių bilietą išvykimo. Tai čia toks svarbiausias dalykas. Į Vietnamą Digital Entry Card, kas įvažiavimo kortelės online'ės nėra. Kambodža yra, Malaizija irgi yra. Bet Malaizijai dar reikia gauti specialų kažkokį tai leidimą Saravako regione. Klausimas, ar dar pavyks iki jo nukeliauti. Keliavimas su dronu, tai dronas iki 249 gramų, iš vis jokių problemų niekam nekilo. Vienintelis dalykas, kad Kambodžoje gali įkelti ten maždaug kaip nori, išskyrus ten gal jautrus objektai šie kariniai. Vietname kelti droną griežtai draudžiama, reikia susiderinti ir gauti leidimą. Vienas skrydis ten 300 PM eurų, kažkas tokio. Tai pasižiūrėsim, dažnai visą laiką internete būna baubų prirašyta visokių, o nuvažiavus taip patyliukais paėmė pakeli, labai aukštai nekyli, kad ten kažkokie radarai neužfiksuotų ir apsižiūri, kad nebūtų pareigūnų. Tai tikiuosi pavyks pakelti virš pipirų ir kavos plantacijų. Skrydžių kompanijos tipsų diena. Visada yra daugybė visokių variantų, bet visada rekomenduoju rinktis valstybinės oro linijas, nes jos bus tvarkingesnės, saugesnės ir taip toliau. Daug oro linijų čia Azijai skraidyti kitus žemynus negali, dėl to, kad yra juoduosiuose sąrašuose, nes nesilaiko įvairių saugumo reikalavimų. Tai skrydis, pavyzdžiui, į Ho Chi Minhą būtų kainavęs, atsiprašau, iš Ho Chi Minhą į Singapūrą būtų kainavęs apie 7 eurų, bet susimokėjau 100 šiam ir skrendu su Vietnamo valstybinėm oro linijom.
Hočiminis. Dabar reikia praeiti patikras ir dar kažkaip tai reikia lagaminus dar kartą tikrins, nors aš toliau skrendu į Bon Matuot. Tai tokia procedūra keista ir nežmoniškus eilės. Tai viskas. Bon Matuot oro uoste. Juokingiausia, kad skrydis tai užtruko 2 skrydžiai po kem 5 minutės, bet išvažiavau 6 ryto ir dabar yra 8. Tai pasą traukti, ten, nežinau, 80 kartų reikėjo, nu, vienu žodžiu, toks vargelis dėl nepilnai 2 valandų. Tai sveiki atvykę į Vietnamą ir į kavos ir pipirų sostinę. Einam pažiūrėt, kaip čia jie gyvena. Okay, now we're ready. Let's have a picture.